Mūsų šios laidos pašnekovė vasarą lekia dideliu greičiu motokroso trasoje. Tačiau ji labai mėgsta futbolą ir yra labai aktyvi mergaitė. Susipažinkite. Adrija. Labas, Adrija. Labas. Tai papasakok apie savo pirmąjį pasimatymą, pirmąją meilę sportui. Pradėjau sportuoti gal labiau nuo 8 klasės, anksčiau nebuvau tokia aktyvi, labiau prie muzikos buvau, o čia kažkaip prasidėjo nuo futbolo gal labiau tas sportas ir dabar iki motokroso. Esi Utenio futbolo akademijoje. Taip. Kaip ten atsidūrei, kaip ten sekasi tau žaisti? Žaidžiu Ignalinoje ir mane pakvietė treneris Utenio ir dabar žaidžiu kol kas iki šiol, tai žaidžiam pirmoje lygom, bet dabar ruošimės futsalo čempionatai Lietuvos moterų. Aš laikau tokį kamuolį. Čia jį parsivežė iš Ukrainos. Jo, čia buvo tarptautinės varžybos futsalo Ukrainoje ir buvau pripažinta geriausia komandos žaidėja. Adrija, o kaip tavo gyvenime atsirado motokrosas? Nes futbolas ir motokrosas dvi skirtingos sporto šakos. Aš kai buvau mažesnė, jau man buvo padovanoję keturatį čia kiemą pasivažinėti šiaip, o paskui broliui nupirko motociklą, aš irgi paprašiau, nuvažiavom į trasą, kad parodyt, kaip važiuoti ir pasakė, kad brolis gali dalyvauti varžybose, o aš ne. Ir aš tik po to dar prisijungiau prie motokroso, kai man nupirko galingesnį motociklą, nes pradžioje mama bijojo mane leisti varžybas. O kuo, pavyzdžiui, yra skirtingi ir kuo panašus sportai? Futbolas ir motokrosas? Panašus tai, kad azartas irgi reikia siekti tikslo, kad ten finišas, kad pirmą atvažiuoti, o čia, kad įmušti įvartį, o skiriasi tai gal labiau, nes motokrosas individualus sportas, o futbolas tai komanda, nes vienas aikštelį nieko nepadarys. Kaip tėvai reaguoja, kad tu dalyvauji motokroso varžybose? Nes motokroso varžybose yra dideli greičiai, aukšti šuoliai, daug kontakto su kitu lekiančiu šalia sportininku. Tėvai palaiko, aišku, motokrosą tai mama pradžioje biškai labiau bijojo, bet dabar irgi labai prisitaiksiu, jau viskas normaliai, o futbole tai kartais labiau futbole bijo, nes atrodo, ten daugiau traumų būna negu motokrose. Ar nebaisu važiuoti, nes vis dėlto greitis didelis? Kažkaip ta baimė užstoja tas azartas visas, kai tu nori lenktyniauti, nori aplenkti kažką, ta baimė tai kažkaip paskutinė lieka. Adrija, o ar būna linksmų nutikimų motokroso trasoje, motokroso varžybose? Tai būna tikrai, anksčiau, kai mano brolis važiavo su 50 kubinų motociklu ir būdavo lenktynės ne tik tarp jo varžovų, bet mano mama taip pat lenktyniaudavo, nes anksčiau aplenkdavo brolį, bėgdavo šalia, kad padėti, jeigu nukris, nes maži vaikai dažnai krisdavo trasoje, ypač jeigu sudėtinga, net yra iš Lenkijos viena nuotrauka, kai mama šalia brolio bėga trasoje. Gal gali prisiminti savo pirmasias motokroso varžybas? Pirmas mano varžybos buvo Latvijoje, nes ten buvo tokios kaip, ne čempionatas, ne taurė, bet tokios kaip vaikų varžybos labiau. Ir pirmos varžybos užsibaigė mano greitojoje, nes užšokau ant kito motociklininko, nes su berniukais važiavau ir nusivarčiau nuo tramplino. Bet aišku, pradžioje tai buvo stresas toks, ne tai, kad išgąstis daugiau, o po to po pusvalandžio vėl norėjau važiuoti, bet mama jau nebeleido. Žinau, kad prie namų, netoli namų tiksliau, turite įsirengę mini traselę, motokroso traselę. Ar joje daug laiko praleidžiate, ar vykdot, pavyzdžiui, kažkokias tais mini varžybas tarp sesės brolio? Aišku, būna, kai treniruojamės, kartais pasivaržom, bet čia, aišku, taip daugiau kaip laisvalaigiui, kaip pomėgis, o kai treniruojamės, tai labiau žiūrim techniką, ką mes dirbam, o prie namų trasojo dažniausiai važiuojam tada, kai nebūna laiko tėvam, ar nebūna investicijų nuvažiuoti toliau kažkur pasitreniruoti. Užsiminėjai motokrosu, žaidi futbolą, muzikuoji, mokaisi. Ar sunku visą tai suderinti? Iš kur randi laiko, ar užtenka paros? Paros gal ir neužtenka, jeigu pasimokyti labai gerai, bet aišku, mokslai gal biškį nukenčia, gal ne, šiaip gerai mokusi visai, bet telpu dieną. O ką tu, Adrija, galėtum pasakyti mokiniam, vaikam, kurie, pavyzdžiui, tingi eiti į lauką ir sportuoti, kurie tingi užsiimti kažkokią tais aktyvią veiklą, kurie geriau leidžia laiką nuo ryto iki vakaro prie kompiuterio ir daugiau jiems niekas kitas nėra įdomu? Manau, kad labai daug praranda, nes sportuoti tikrai įdomiau yra už tai, kaip sėdėti prie telefono, nes prie telefonų tik laikas bėgo, o kai sportuoji, tai tiesiog daug emocijų ir labiau užsikrauni ir įdomiau tiesiog. Būna jaunimas, sako,
Aš esu iš kaimo, aš esu iš mažo miesto ir man neįdomu, aš neturiu jokių perspektyvų, aš niekur neišvažiuosiu. Kaip tu galvoji, ar tai, kad gyveni mažam mieste, reiškia reikia užsiblokuoti tarp 4 sienų, ar vis dėlto tai visiškai nesvarbu, tai gali irgi būti žingsnis į platų į pasaulį? Manau, tikrai nesvarbu, nes yra svarbiausia, kiek tu darbo įdedi, nes tikrai žinau tokių žmonių, kurie yra iš kaimo, bet dabar yra labai daug pasiekę, išvažiavę sportuoti į užsienį ir tikrai miesto dydis nėra rodiklis. Manau, būna dienų, kada neturi energijos, gal šiek tiek pritingi. Kaip pati save motyvuoji, kad vis dėlto nenuleisti rankų, o eiti pirmyn, sportuoti, eiti link savo tikslo? Aišku, būna tokių dienų, kad atrodo, kaip tingi nueiti treniruoti, kam čia, gal geriau pailsėti, bet prisimenu, ko aš siekiu ir kad mano tikslai yra tikrai didžiuliai ir aš be treniruočių niekaip jau nepasieksiu, tada susiemu ir vis tiek nueinu į treniruotę ir tikrai atidirbu iš širdies.